Laidoje Nuoga tiesa mes kalbėsime apie erkes, kaip nuo jų apsisaugoti ir kokios grėsmės mūsų tyko kasdienėme gyvenime. Mokslininkai prognozuoja, kad klimatas Europos šiaurėje šiltės ir drėgnės, padažnės ekstremalūs įvykiai, karščio bangos, sausros ir intensyvūs krituliai, o tai įtakos ir užkrečiamųjų ligų situaciją. Erkių gausa didės, o geografinis pasiskirstimas išsiplės. Keisis ir erkinio encefalito epidemiologinė raida. Apie visą tai ir kalbėsime laidoje Nuoga tiesa. Tema erkės. Pasaulyje yra apie 850 erkių rūšių, o 8 rūšys yra įvairių ligų sukėlėjų pernešėjai, dažniausiai registruojamų infekcinių ligų, tokių kaip erkinis encefalitas ir Laimo liga platintoje Lietuvoje yra europinė miško erkė. Daugiausiai susirgimų užregistruojama centrinėje ir šiaurinėje Lietuvos dalyje. Atšilus orams ir pakvipus pavasariu norisi kiekvieną laisvą akimirką ištrūkti į gamtą. Su pirmaisiais pavasario ženklais gamtoje atbunda ir ta gyvoji gamta, kuri gali kelti grėsmę mūsų sveikatai. Pirmieji šilumos spinduliai anksčiausiai pažadina erkes, kurios žmonėms atneša vieną sunkiausių ligų – erkinį encefalitą. Iš tiesų erkės atgyja iš žiemos miego tuomet, kai temperatūra tampa teigiama. Laikoma, kad Lietuvoje aktyvusis erkių periodas trunka nuo kovo pabaigos iki lapkričio vidurio, kai aplinkos temperatūra svyruoja nuo +5 iki -7 laipsnių Celsijaus. Tad užsikrėsti erkiniu encefalitu tikimybė išlieka ir tuomet, kai gamta dar nesužaliavo. Ir tuomet, kai lapai senai nukritę į žolę parudavo. Erkės mėgsta drėgmę ir šilumą. Dažniausiai jos renkasi drėgnas vietovės ir prieblandą. Todėl dažniau aptinkamos tankiame lapuočių miško jaunuolyne, miško proskynuose, krūmuose, aukštoje žolėje, kur jos randa laukinių gyvūnų, nuolatinių jų maitintojų ir šeimininkų, ežių, pelių, paukščių. Kad geriau pasiektų savo auką, erkės įkopia į žolę ar krūmus. Suaugusi erkė gali įkopti iki 1,5 metro. Aktyvi erkė aukos paprastai tyko ant žolės stiebelio, apie 10-20 cm aukščiau žemės paviršiaus. Erkės ypač aktyvios vasarą, po lietingos dienos. Lietuvoje erkių sezonas paprastai trunka nuo balandžio iki rugsėjo mėnesio galo, bet esant švelniai žiemai jis gali pailgėti. Vidutinė temperatūra, kuriai esant erkė išlieka aktyvi, yra +5 laipsniai Celsijaus. Šaltuoju periodu erkės nėra tokios aktyvios. Žiemą jos pasislepia lapijoje po sniegu. Tolimų nuotolių erkės įveikti negali. Europinės miško erkės gyvenančios Lietuvoje akių neturi. Joms orientuotis erdvėje ir pajusti auką padeda specialus organas, esantis ant priekinės erkių kojų poros. Šis jutimo organas vadinamas Helerio aparatu. Savo aukas erkės atskiria iš kvapo bei skleidžiamo kūno šilumos. Erkė tūno žolėje laukdama grobio. Aukai einant pro šalį ir pajudinus žolės stiebelį, erkė pajutusi tai savo jutimo organais užropoja ant grobio ir stipriai įsikimba į odą ar drabužius ant kojų esančiais kabliukais. Tai trunka vos akimirką. Ropodama žmogaus kūnų erkė ieško minkštos ir švelnios odos, kur gausu kraujagyslių, kad būtų lengviau įsisiurbti ir maitintis. Kol kas konkrečiai neaišku, kodėl erkės įsisiurbia į vieną ar kitą žmogų bei gyvūną. Manoma, kad jie suvilioja kažkokios nežinomos medžiagos esančios prakaite, kurių kvapas erkėms itin patrauklus. Nustatyta, kad erkėms energijos pakanka įveikti tik 1 metrą. Po pasaulį erkės keliauja kitais būdais, susijusiais su jų maitintojais, žmonėmis, gyvūnais. Paukščiai – natūrali erkių migracijos priemonė, padedanti joms įveikti ilgas distancijas. Sezonas iš tiesų dar neprasidėjo, dar galima suskubti jam tinkamai pasiruošti, o iš tiesų Kaunas serga labiau negu Vilnius. Yra daugiau erkių užsikrėtusių sukėlėjais ir yra tinkamesnės sąlygos užsikrėsti erkių platinamom ligom lankantis gamtiniuose židiniuose. Tai yra vietovėse, kur būtent cirkuliuoja
sukėlėjai – Laimo ligos sukėlėjas ir erkinio encefalito. Infekuotų erkių galbūt nemažėja, visą laiką didėja, tačiau priklauso sergamumas nuo to, kiek dažnai žmogus lankosi tuose vietovėse, kur yra užsikrėtusių erkių. Vėlgi priklauso nuo klimato, jeigu tinkamas oras yra, aišku, ir erkėms daugintis ir klėstėti vėlgi labai svarbus. Na, iš tikrųjų labai daug veiksnių gali lemti sergamumą. Vėlgi ir nuo paties žmogaus imlumo priklauso. O kur šiai dienai Kaune pagal tyrimus yra vis tik tai pavojingiausia? Kaune, jeigu, sakykime, aplink Kauną, pačiam Kaune Kleboniškio miško parkas yra gana rizikinga vietovė, kadangi labai daug erkinio encefalito atvejų būna, kuomet žmogus lankėsi Kleboniškio miške ir jam ten įsisegė erkė. Aplink Kauną taip pat praktiškai visur ir Ežerėlyje, ir Kačerginėje aptinkama infekuotų erkių. Pačiam Kaune Lampėdžių miško parke taip pat yra pasitaikę infekuotų erkių, erkinio encefalitu ir Laimo liga. Ąžuolyne taip pat įsisiurbus erkiai galima susirgti Laimo liga, sakykime, Panemunės arba Basanavičiaus šilas taip pat nėra palankaus Laimo ligos atžvilgių, nes žmonės, kurie ten buvo ir jiems įsisegė erkė, gana dažnai suserga Laimo liga. Sunku iš tikrųjų valdyti gamtoje vykstančius procesus. Tai, kas yra gamtoje, visos tos ekosistemos susiformavusios, kurios palaiko sukėlėjų dauginimąsi ir persistavimą aplinkoje, yra sunkiai valdomas. Bet tinkamai tvarkoma aplinka, sakykime, ir žmonių visuomenės švietimas gali padėti kažkiek suvaldyti situaciją. Pavojaus varpų neverta mušti, dėl to, kad mes nežinom, ar ten užsikrėtus erkė ar ne. Jo labiau, kad kažkokio tai skirtumo po to, kai kando erkė, sakykime, iš karto pirmom dienom galime ir nepastebėti. Tiek infekuotos, tiek neinfekuotos erkės gali jokių požymių pirmom dienom nesukelti. O, sakykime, jeigu tai buvo erkė infekuota erkinio encefalito virusu, po kurio laiko, aišku, gali pasireikšti ir pirmieji ligos požymiai. Dažniausiai po savaitės, po 2 pasireiškia kaip ir gripo simptomai. Karščiavimas, raumenų skausmai, silpnumas. Kurį laiką žmogus gali jaustis gerai, tie simptomai lyg ir sumažėjo, po to vėl antra banga, jau su žymiai didesnė temperatūra, pykinimu, galvos skausmais, tai jau neabejotinai. Aišku, kad jau tai yra rimtas susirgimas ir reikia kreiptis kuo greičiau pas gydytoją, nebandyti gydytis patiems, ne tos peršalimo atsitlygos, ypač vasaros metu, kada yra erkių aktyvumo sezonas, neturėtų būti taip pralaidžiai, sakykime, gydomas namie, stengiantis patiems kažkiek pagerti visus. Kuo anksčiau žmogus kreipsis pas gydytojus, tuo greičiau gaus kvalifikuotą pagalbą ir tikimybė, kad bus geresnės pasiekmės persirgus encefalitu. Nuo Laimo ligos, jeigu mes iš tiesų kuo greičiau erkę ištrauksime, tuo mažesnė tikimybė, kad susirgs žmogus, nes erkė su kiekvienu siurbimu, kai siurbia kraują pas žmogų, suleidžia seilių su ligos sukėlėjais. Tai žodžiu, kuo greičiau ištrauksim, tuo mažiau sukėlėjų paklius, tuo didesnė tikimybė, kad žmogus nesusirgs. Ypatingai tai turint omeny Laimo ligą, nes dažniausiai sukėlėjas pakliūna tuo met, kai erkė jau persistutina, tai maždaug po 24-48 valandų po įsisiurbimo. Jeigu mes erkę anksti ištrauksim ir teisingai ištrauksime, vėlgi labai svarbu, nes jeigu traukiant suspaus žmogus erkės pilvą, jisai sušvirkš Laimo ligos sukėlėjus ir žaizdelį ir tokiu būdu dar pagreitins užkrato patekimą. Nuo erkinio encefalito taip yra patikimiausia priemonė yra skiepai. Labiau, kad erkinio encefalitu galima užsikrėsti ne tik erkei įkandus, o per pieną ir pieno produktus. Ir svieste išlieka sukėlėjas, ir augintam piene, ir sūriuose. Žodžiu, žmonės, kurie vartoja nevirintą ožkų ar karvių pieną, taip pat rizikuoja susirgti erkinio encefalitu. Erkinis encefalitas – sunkus virusinis smegenų uždegimas, kurio virusą žmogui perduoda į odą įsisiurbusi erkė, kitaip nei kitos nervų sistemos lygos, kurios pažeidžia tik smegenų dangalus. Erkinis encefalitas pažeidžia galvos smegenis ir sutrikdo jų funkcijas – kalbą, mąstymą, klausą, regą, judesius ar kvėpavimą. Vaistų nuo šio viruso nėra, susirgus gydomi tik simptominiai reiškiniai. Sveikimo periodas gali trukti ne vienus metus. 46% sirgusiųjų erkiniu encefalitu visą gyvenimą kenčia nuo ligos pasekmių.
Liekamieji reiškiniai gali būti įvairūs – vidutinio sunkumo galvos skausmai, atminties pablogėjimas, dėmesio koncentracijos ar miego sutrikimai, dirglumas ir sunkus paralyžiaus psichikos sutrikimai, pablogėjusi koordinacija. Iki 9% susirgusiųjų tampa neįgaliaisiais. Kai kuriais atvejais gali išsivystyti lėtinio šio susirgymo forma. Viena iš pasekmių – Parkinsono liga. Laimo liga arba boreliozė yra infekcinė liga, kuriai būdingas odos, vidaus organų ir nervų sistemos pakenkimo požymiai. Šiaip tai jau didėjimas stebimas nuo 2000 metų. Yra daug priežasčių. Didėja tiek erkinio encefalito susirgimų skaičius, tiek Laimo ligos. Tiesą sakant, tai praeitais metais mes turėjom šiek tiek mažesnį sergamumą erkiniu encefalitu ir siejam vis tik tai su padidėjusiom vakcinacijos apimtimis. Kadangi Laimo liga, tie patys veikia rizikos faktoriai, juos registravome beveik tiek pat, kiek ir 2010 metais. Na, tų priežasčių iš tikrųjų labai daug ir negalima pasakyti vienu sakiniu. Pokyčiai vyksta visoje Europoje, ne tik tai mūsų Lietuvoje ir ne tik tai mūsų kaimyninėse šalyse. Tačiau Lietuvoje ypatingai geros sąlygos gyventi erkėms ir joms čia tarpti. Nepaprastai didelė smulkių graužikų populiacija, o jie yra kaip tik tai gamtinis rezervuaras mūsų minimų ligų. Nepaprastai didelė populiacija stirnų, kurios yra vienos iš pramaitintojų erkių. Jų padidėja skaičius, jeigu palyginti su keliais dešimtmečius atgal, beveik 6 kartus. Nepaprastai daug miško turim, juk daugiau nei 30% visos Lietuvos teritorijos yra padengta mišku. O erkėms daugiau niekur nereikia. Joms reikalinga drėgmė ir vieną kartą į vystymosi stadiją pasimaitinti, arba, sakant, vieną kartą į metus. Tai tų pramaitintojų yra pakankamai daug. O kaip erkių yra daugiau, aišku, jų ir infekuotų daugiau ir be jokios abejonės tada ir užkrečia žmonių ženkliai daugiau. Gydymas iš esmės skirtingas yra ir, aišku, erkinis encefalitas yra sunki liga, kadangi 30% pacientų ligonių persirgusių erkiniu encefalitu turi liekamosius reiškinius ir tie liekamieji reiškiniai yra paties įvairiausių sunkumo, gali būti netgi paralyžius dalį jų. Aišku, viena iš efektyviausių profilaktinių priemonių yra skiepai, bet tai priklauso nuo žmonių ir mes kiek galim, tiek aiškinam apie skiepų naudą, bet lemia vėlgi keli faktoriai, ko gero, galbūt kai kuriems žinių stoka, kai kuriems finansinės galimybės, kadangi tai yra pakankamai brangu. O kiek kainuoja skiepai? Na, jie skirtingai kainuoja ir dabar labai sunku būtų pasakyti, na, grubiai, sakykime, taip, nuo 80 iki 100 litų viena injekcija. O pats gydymas, jeigu nesiskiepijai? Gydymas tai yra ženkliai sunkesnis, bet tikrai gydymo kaina, negalima jos prilyginti toms pasiekmėms, kokios lieka žmogui po to persirgus šią ligą. Tai yra tiesiog nepalyginami dalykai, nes sveikata yra neįkainojama.